Arena pastatyta pagal Romos koliziejaus pačią garsiausią, modelį ir visur paskui pridauginta visoje Romos imperijoje. Tai čia vienas iš labai neblogai išlikusių Romos koliziejaus pavyzdžių. Kodėl Arlis? Nes būtent čia 1888 atvyko mano mylimas Vincentas van Gogas. Šis miestas jam tapo įkvėpimo šaltiniu, tikrų kūrybos sprogimu. Vos per 1 metus jis čia nutapė daugiau nei 300 paveikslų. Arlis buvo ta vieta, kur jo gyvenimas virto intensyviausia kova tarp genialumo ir beprotybės. Aš noriu tapyti saulę, kurios niekas nepamirštų, sakė jis. Ir žinai ką? Arlyje jis tai padarė. Čia atėjome prie geltonojo namo Van Gogo, kurio nebėra ir kuriame dabar tik įsivaizduojame. Anijolė gražiai pozuoja. Van Gogas svajojo geltonajame name įkurti menininkų koloniją, kur būtų galima kartu gyventi, dalintis idėjomis ir tapyti. Jis ruošė tą namą kaip jaukią erdvę draugui Gogenui. Svarbu, kad viskas būtų šviesu. Čia nutapė savo kambarį, miegamasis Arlyje. Arlyje nutapė 7 saulėgrąžų serijos paveikslus, kuriais puošė namus. Vazose buvo 3, 12 arba 15 saulėgrąžų. Ši serija buvo tokia svarbi Van Gogui, kad jis apie ją broliui Teo rašė: Saulėgrąžos man reiškia saulę, jos suteikia kambariui gyvybės. Deja, bendravimas su Gogenu baigėsi konfliktu ir garsiuoju Van Gogo ausies incidentu. Anot sąmokslo teorijos, per aštrų ginčą ausį jam galimai nupjovė Gogenas, kuris buvo fechtavimosi mėgėjas, turėjo kardą, o jų barniai buvo garsus visame mieste. Po šio įvykio Gogenas išvyko iš Arlio ir jų draugystė nutrūko visiems laikams. Ryškiausias Polo Gogeno paveikslas iš laikotarpio geltonajame name yra vynuogynas Arlyje. Žmogus sodina vynuogės. Atvedė Rokas nežinom kur. Į kažką pasižiūrėti, nesuprantam. Ar bjaurėtis? Taip, nes neturim savo jokios autoritetingos nuomonės. Laukiam Roko, kol ateis su mūsų espresiukais, nes Jaunas vyras neša mums kavą. vienas atneša su skrybėlė, toks kažkoks blaškosi, nesupranta, kur čia eiti. Nes čia madamos tai nenorėjo ten sėdėti, tai jie atsisėdo, tai parodysiu, kur atsisėdo. Tai... Va čia atsisėdo. Ačiū. Prašom. Merci. Nu ką čia pasakot, pirma naktis Forumo aikštėje, va čia va pusryčiavom, o priešais langus matėme jau dėja nebedirbančią Le Café Lenut. Labai juokinga istorija, kad įmanoma subankrotinti kavinę, į kurią visas pasaulis važiuoja be nieko. Pačioj svarbiausiai centriniai daly, kur srautas turistų yra begalinis. Taip, čia mes dar reikės pasiaiškinti šitą istoriją, kaip taip įmanoma padaryti, kad kavinė subankrutuotų. Bet matyt, sugebėjimų yra. Ir dabar ieškau kampo, iš kurio buvo tapytas paveikslas. Taip, ieškau tapyto paveikslo kampo. Aš sakyčiau, maždaug iš čia. Iš visų istorijų apie bankrotą man labiausiai patinka apie prakeiksmą, tokia viena tamsesnių teorijų. Kiekvienas, kuris įsigyja Café Van Gogh, po 4 metų tampa psichiškai nestabilus. Pirmasis savininkas 90-aisiais paliko šeimą ir išvyko į Japoniją be paaiškinimo. Kitas tapo paranojiškas ir rašinėjo visų darbuotojų pokalbius. Paskutinis pradingo iš viešumos po bankroto, o jo paskutinis įrašas socialiniuose tinkluose buvo tik viena eilutė: aš jį jaučiu, jis čia. Atvykome apžiūrėti ligoninės, kurioje Van Gogas gydėsi. Gražus parkelis, vidinis kiemas.
O nuo čia nutapytas Starinaitas. Labiausiai mistifikuotos Van Gogo vizijos. Jis laiškuose rašė apie šviesos blyksnius, kurie skverbėsi pro pasaulį, judančias žvaigždės, o jo paveikslai tapo vis labiau deformuoti, su sūkurių verpetais danguje, tarsi regimi sapnuose ar haliucinacijose. Kai kurie mokslininkai sako, kad tai buvo epilepsijos forma arba psichozė, tačiau kita teorija, kad Van Gogas matė kitokią realybę. Arlija jis sakė, aš tapau ne tai, ką matau, o tai, ką matau viduje, ar tu supranti? Kai kuriais vakarais, sako, jis išeidavo į laukus, stovėdavo valandas ir šnabždėdavo. Žvaigždės dainuoja, jos turi ką pasakyti. O dabar iš Arlio ir Van Gogo postimpresionizmo keliamės pas kubizmo pradininką Picasso į Antibus, kuris kelis mėnesius praleido 1946-aisiais. Pablo Picasso apsistojo Grimaldi pilyje, kuri tuo metu buvo beveik apleista. Miesto valdžia pasiūlė jam erdvę kaip dirbtuvę mainais už keletą darbų. Antibų laikotarpiu Picasso įkvėpė santykiai su jauna ir talentinga prancūzų dailininkė Françoise. Jie susipažino su Picasso 43-aisiais, kai jai buvo 21, o jam 61 metai. Françoise buvo šalia Picasso, kai jis dirbo Grimaldi pilyje ir būtent ji įkvėpė kai kurios tuo metu sukurtus darbus, ypač džiugius, spalvingus ir kupinus gyvybės. Vienas garsiausių darbų – gyvenimo džiaugsmas. Kai kurie meno istorikai aiškina kaip metaforą Picasso ir Françoise meilės pradžiai. Per trumpą laiką Antibuose jis sukūrė apie 203 paveikslus ir 44 piešinius, daugiausia gyvybingų, spalvingų darbų, atspindinčių Viduržemio jūros šviesą, džiaugsmą ir mitologinės temas. François kartu pragyveno 10 metų, susilaukė 2 vaikų ir buvo vienintelė moteris, kuri pati paliko Picasso dėl jo nuolatinės kontrolės, neištikimybės ir žeminančio elgesio. Picasso bandė ją sunaikinti socialiai, bet ji parašė bestsellerį Life with Picasso ir tapo savarankiška menininkė. Picasso šios knygos niekada neatleido ir nutraukė ryšius tiek su ja, tiek su jų vaikais Klodu ir Paloma. Niekas manęs nepalieka, aš palieku, Picasso šokiruotas. Mūsų kolektyvas Le Marché Provençal. Eisim pusryčiauti paskutinę balandžio dieną. Gal ką nors ir kokią kavelę išgersime, ar pusrytėlį kiaušinėlį suvalgysim. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Jaučiu, kad mano dėmesio limitas pasiektas. Metas tiesiog pasimėgauti. Todėl grįžkime į Paryžių, kur 1874-aisiais grupė jaunų dailininkų surengė savo pirmąją parodą. Jie maištavo prieš griežtas meno akademijos taisyklės ir nebenorėjo tapyti didvyrių, mitologijos ar idealiai realistinių scenų. Užuot siekę fotografiško tikslumo, jie ėmė gaudyti šviesą, nuotaiką, akimirkos įspūdį. Gyvą carpe diem ant drobės. Tarp eksponatų buvo ir prancūzų dailininko Klodo Monet paveikslas Impresija – Saulėtekis. Miglotas, šviesus, su greitais, tarsi paskubom atliktais teptuko potėpiais, jis atrodė tarsi nebaigtas. Kai parodą aplankė meno kritikas Louis Leroy, jis pašaipiai ištarė, tai ne menas, tai tik įspūdis, prancūziškai impression. Jis bandė iš jų pasišaipyti, tačiau netyčia padovanojo jiems vardą. Taip gimė impresionizmas. La vie qui veut me tuer, c'est magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je
sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler